Iš tikrųjų bandžiau subauduoti, ne vieną kartą nesušvilpė baudos, tada dar gavau į veidą, paskui galiausiai gavau kamuolį, tai išvystelėjau, nesitikėjau, kad ten labai mes nebuvo laiko apie tai galvoti, bet nieko, rezultatą turim gerą, gal po pirmų rungtynių kažkiek per anksti pradėjom švęsti, tai atėjom labai susikaupę, kad neprisidaryti nesąmonių ir taip liaudiškai tariant atsakėm už bazarą ir viskas. Bet kaip supratyt, kiek laiko likę? Užmečiau akį, kad ten 3 sekundės, bet tokiu metu ar metras arčiau ar toliau didelio skirtumo nėra. Bet suprantu, prasiženginėjai, bandėjai. Jo, tikrai norėjom bauduoti, bet švilpukai tylėjo, paskui taip jau gavos neplanuotai. Kalbėt su teisėjais, klausėt, kodėl? Ne, čia teisėjai dirba savo darbą, mes savo, nieko ten neprikalbėsi per daug. Bet manau tikit, kad būsit Europos čempionate. Jau su -1 tašku jau turėtume būti garantuoti, bet aišku, dar oficialiai reikia sulaukti visų rungtynių pabaigos ir tada galėsim oficialiai pašvęst turbūt. Koks tas laukimas, ar kartu kažkaip bandysite laukti, ar jau čia? Nežinau, iš tikrųjų, aš tai dar pabūsiu, bet kažkas skuba namo, kažkam rytoj anksti skrydžiai, tai kiek mūsų bus, nežinau, bet kažkaip paminėsim.